There's no place I'd rather be. Labai džiaugiamės, kad jūs augot sykiu su mūsų projektu. Nes mes šitam projekte jau žinot, kiek metų dalyvaujam? Trys šaunuoliai. Taigi jūs augot kartu su mumis ir jūs išaugot ir subrendot kaip ta karta, kuri išeis iš mūsų mokyklos. Ir aš tikiu, kad jūs rūšiuosit ir toliau, nes tai yra smagu, tai yra ant bangos ir tuo mes augam savo gamtą. Taigi mes labai dėkojam, kad jūs buvote tuos 3 metus su mumis. Ypatingai dėkojam tiems, kurie vežėt labai daug. Tai čia ir Aistė, ir Vaiga, ir Sigita turbūt, ar ne? Ir Kajus, taip, ir įtraukėt klasiokus, kurie padėjo pabūti transporto priemonę, atitempti tuos sunkius šaldytuvus iki mokyklos. Žodžiu, mes už tai dėkojam jums ir norim įteikti padėkos raštą su viltimi, kad jūs ir toliau rūšiuosit ir viską vešit į mūsų mokyklą. Tai gal norit jūs tiesiog pasakyti keletą minčių, kodėl jūs dalyvavo tame projekte, gal čia mes kažkokią nesąmonę įvykdėm iš tiesų ir tai niekam iš to naudos? Aš tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų yra toks projektas, konkursas kaip šis, kad visi gali vežti savo nenaudojamus buitinius daiktus. Nu, tikrai labai geras. Mes visi džiaugiamės labai, kad galime prisidėti prie žemės išsaugojimo, tausojimo. Labai džiaugiamės šitą prasmingą ir nuostabią akciją, projektu. Ir tikimės, kad visi toliau rūšiuosime. Jo, ir nenustosit jūs. Nenustosime. Stengsimės prisidėti prie to. Aš labai norėčiau, vyrai, ką nors, kad pasakytumėt, kokius jausmus jūs išgyvenot su tais vežimėliais veždami šaldytuvus į mokyklą. Juk ten ką jau tu ir iš kaimynų atvežė, ar ne? Nu tai gali pasakyti, kaip tai vyko? Nu, buvo pamoka. Mes nenorėjom būti pamokoje, Geografijos, ne? Sugalvojom vežti šaldytuvus. Ir dar plius mokytojas sakė, duos parašyti šimtukus. Todėl mes visi vyrai išsiruošėm. Labai netokia ne. Kai vežėte, jūs emocijos liejosi laisvai, dabar nebijokit, drįskit, šnekėt. Mes ne kaip politikai šnekam, mes atvirai širdys. Labai nedrąsiai, atvirai jūs, aš žinau, kaip jūs šnekat. Tai mes geriau nekalbėsim, kad nešnekam. Aiste, ką tu gali pasakyti, nes tu ypatingai aktyviai dar ruošiais ir nespėjai šiemet. Kitais metais tavo brolis atveš Lukas, ne? Jau yra priruošta, jau sudėta. Viskas Lukas kitą metą atveš. Ne, mes patys kaupsime ir atvešim būtinai. Tavo močiutė irgi atvežė Paulą. Jo. Žinau, elektrinį boilerį. Ir močiutė būtų galima nueit pakalbinti, vat kaip tik močiutė stovi balkone. Mes dėkojam, kad prisidėjot prie projekto. Ačiū. Tai ką viskas? Tai nesvarbu, bet prisidėjo, vis tiek dalyvavo. Ir Vaiga daug čia pridėjo, ir tas Grabauskas, mes jau šiandien jau nepagavom. Pagausim pirmadienį. Kaip galvojate, ar prasminga ta mūsų veikla iš tiesų? Tai aišku prasminga, aš niekad nesuprantu tokių žmonių, kurie šiukšlina, ypač gražiuose gamtos kampeliuose, man yra nesuprantama toks žmonių elgesys.
aišku, kai yra galimybė rūšiuoti ir kažkur tai pristatyti, tai gal tai gerai. Dėkojam jums. Labai ačiū. Ką jūs galėtumėte pakomentuoti apie mūsų visą akciją, buvo kažkokių sunkumų vežantis vis techniką? Sunkumų turbūt buvo, bet iš tikrųjų tai, ką darote, man labai patiko, nes jūs darot ne pirmi metai ir iš tikrųjų susikaupia tų atliekų tiek daug, kad na, aš jau jūsų mokyklos klausiau, po kitą metų akciją, nes pasirodo jūs vėl atsirado ir tai, kad jūs va taip suburėt visus, tai dar smagiau jų ieškoti, surasti, kad jos nesimėkite ir suvežti čia. Nes visada ką darai vienas, man tai tų įkvėpimų mažiau. Bet kai sudarai su komanda, tai yra daug smagiau. Tai labai smagu, kad jūs būrėt visus, užnorinant, kad visi ieškotų tų atliekų, kad taip visi susibūrė, atliekas suneždami vieną vietą, ne? Kur jau kažkas atvažiuoja ir žinau jas kur padėti. Tai tie sunkumai susirasti mašiną, atvežti, ne? Kad ir kelis ten monitorius, kompiuterius. Tai visai niekis prieš tą komandinę jėgą ir draugystę. Tai jūs šaunuoliai. Tai kaip suprantame, jūs kitais metais prisidėsite. Taip, jau aš turiu 2 kompiuterius ir man klausiu direktoriaus, ar galima juos atvežti ir jie nemaišys, tai sakė, jisai suras kur padėti, sakė, tik tai vežkit. Tai va, direktorius jūs palaiko, tai nenuleiskit rankų ir aš jau tuoj dar iki birželio 1 atvešiu jau 2 kompiuterius kažkur padėti. Turbūt ir televizorių. Gerai, ačiū. Komentaras. Jūs dalyvaujate su mumis projekte, mes fiksuojam jau 3 metai ir pasižiūrit visus mūsų kilogramus, kad niekas nieko nenusuktų, to mes nemanau. Sėkmės, lūpdažiką nepalikčiau. Sveikinu. Dėkojame Dėkojame už jūsų veiklą. Labas vakaras. Labas. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Aš esu Dainoras. Justas. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip rūšiuojate šiukšles. Nu ką, šiukšles rūšiuojam. Atrenkam, kur paupyrą, tai metam į paupyrus konteinerį, stiklą į stiklu, geltų į stiklų konteinerius. O buitinę techniką atlikusią vežam į priėmimo punktus. O tu jūs tai? Taip pat. Tai padedi. Taip. Dabar, o ar jums patinka taip daryti? Nu ką, patinka dėl to, kad žinai, kad bus švaresnė gamta. Man patinka dėl to, kad kai nuveži į mokyklos kiemą, kur yra surinkimo punktas, parašo 10. O kitais metais ar prisidėsite prie šiukšlių rūšiavimo? Būtinai reikia rūšiuoti, kad gamtoj mažiau šiukšlių būtų, kad perdirbtų eitų viską. Taip. Ačiū labai. Aš esu Paulius Jakaitis, o čia Richardas Jakaitis. Užduosiu kelis klausimus. Kiek šįmet atvežėt elektroninių prietaisų? Ką, maždaug apie 150 kilogramų. Ar kitais metais dalyvausite organizacijoje Mes rūšiuojam? Tai be abejo. O kiek metų panašiai esate, jau dalyvaujate toje organizacijoje? Tiksliai negaliu pasakyti, bet nuo pat pradžios, kaip pradėjau rūšiuoti. O kokia jūs nauda iš viso šito? Neteršiam gamtos ir labai gerai surenka visus nereikalingus prietaisus buitinius. Sužinojusi, kad mūsų mokykla dalyvauja projekte Mes rūšiuojame, ir įvykdo žmogaus teisės skaitiniai, nutariau jiems padėti. Pirma, todėl, kad persikrausčiau gyventi į naujus namus, kuriuose buvo daug įvairiausių atliekų.
rūšiuoti. Todėl nedvejodama pradėjau vežti jas iš savo namus valyti ir tuo pačiu padėti 8 klasės mokiniams. Mes labai džiaugiamės, kad jūs prisidėjote mūsų projektui, mes rūšiuojam ir norim padėkoti už savo giesmę prisidėjų. Ir dalyvaujant padėka jums. Aš jums dėkoju. Ir tikimės, kad kitais metais prisidės. Ko nereikia, vežkit į mokyklą, sakykit Monikai. Taip, tai dabar jau tuo tarpu čia išvežta. Tai nesvarbu, čia tiesiog ačiū už jūsų geranoriškumą ir bendradarbiavimą. Nu, tai jau jums labai ačiū. Ir sveikatos ir stiprybės. Netikėjau čia tokių dalykų. Staigmena. Viskas eina gerai, nebent geros. Ačiū jums. Sveikatos. Kad jūs prisidėjote prie mūsų projektų, mes norėjom ir norim padėkoti ir tikimės, kad kitais metais prisidėsite prie mūsų veiklų. Jūs jaunuoliai, taip ir toliau. Gal dar Pasakyt porą žodžių dar. Jūsų projektas liuksiškas, nes jūs turite liuksišką mokytoją. Pačią geriausią visame pasaulyje. Viskas valiau, Mūsų bendraauklės ir užaugsit šaunūs. Gamtos mylėtojai. Rūšiuotojai. Bet tai vis tiek mergaitės. Stengsim kitais metais jums irgi padėti viską šalia. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs labai auklėtoją vertinat, bet aš manau, ne vien dėl manęs čia dalyvauja. Specialiai sugadinsim techniką, kad galėsime priduoti. Irgi gerai. Tai jūs šaunuolis, nes jūs ne tik mokykloje dalyvauja, bet jūs ir iš namų tempėt, vežėt, kai bendra jūs Išsivalėm namus. Yra dėka šito projekto. Tai mes dar kartą labai sakom ačiū. Ačiū. Jūs ir toliau stenkitės ir mes kartu stengsimės. Taip, taip. Mes labai norim padėkoti jums už jūsų veiklą, kad prisidėjot ir padėkos Ačiū. Tai keliais žodžiais pasakykit, ką manote apie mūsų veiklą. Jūsų veiklą aš vertinu kaip labai pažangę veiklą šiuolaikinę ir manau, kad jūs prisidedat jūsų ta veikla prie bendrų valstybės labo, tausojant gamtą, neteršiant ją. Tikrai stenkitės taip dirbti ir toliau. Ir jūsų veikla bus įvertinta aukštais įvertinimas. Ačiū. Mes labai jums dėkojam už jūsų pagalbą, mums padedant rūšiuojant ir norim paklausti, ką jūs manote apie visą tai. Aišku, pirmiausia, tai jūs esat šaunuoliai, čia aišku, auklėtojai jūs paskatino, bet labai šauniai prisidėjot prie šitos akcijos ir tikrai su tokiu vidiniu užsidegimu, aš mačiau, jūs tempėt viską, kur tik tai radot visus tokius ragožius ar nereikalingus ir aišku, prisidėjot prie tokios mūsų aplinkos pagražinimo ar švarinimo. Ir pirmiausia, turbūt, gal net neypatingai galvodami apie tai, kokius prizus gausit, ar ne? Tiesiog jums buvo smagu tai daryti. Na va, tai šiek tiek ir aš jums daviau, ką dar namie turėjau ir galėjau išmesti nereikalingo. Tai va, tai smagu. Ačiū.
Kai šitas projektas buvo paskelbtas, aš kažkodėl pirmiausia ir pagalvojau, kad mūsų mokinukai tai tikrai įsijungs. Bet jie tos mano viltys pasiteisino kokius 150%. Aš negalvojau, kad taip stipriai įsijungs. Ir šitas projektas yra pirmiausiai geras tuo, kad tai yra gamtos saugojimas. O antras, pavyzdžiui, mūsų mokyklos atvejis, tai yra mokyklos bendruomenės ryšių stiprinimas. Kadangi jungti tėvai, seneliai, mokytojai, valytojus, visi turi bendrą veiklą. Aš tikrai manau, kad mūsų aštuntokai šaunuoliai ir jeigu bus daugiau tokių projektų, tikrai dalyvaus ir mes visi jiem padėsim. Tai tiek. Ačiū. Norėtume išgirsti jūsų komentarų, kokį nuomonę apie mūsų visą projektą, kuriame mes dalyvaujame. Tai gal kažką galėtume pakomentuoti. Tai jūs dalyvaujate, reiškia, šitame edukaciniam projekte, jūs apie šitą. Taip. Jūs esate tikrai šaunuoliai, sakykit, kad jūs atsiliepėte į šitą kvietimą sudalyvauti edukaciniam. Mes visi, kaip sako, norime gyventi švarioje, geroje gamtoje, saugioje gamtoje, tai tikrai jūs esate šaunuoliai, aš labai patenkintas jumis ir jūsų pasiektais rezultatais. Šaunuoliai, vaikai. Tai ačiū. Sėkmės toliau. Dalyvaukit, rinkit. Vėl prisidėsim, ką turėsim, mes irgi prisidėsim šiek tiek. Bus gal turbūt kitais metais į kompiuterių nurašytų dar kur nors. Taigi sėkmės. Ačiū už komentarą. 5 more hours